Jie vargšiai žmonės filmuos, jeigu 2 valandas. Atvarė iš savivaldybės, man atrodo, kažkas. Bet gal baudą įrašyt man. Prasideda ryčiukai. Jeigu, pirmas iššūkis, jeigu netelpa kašės, ką darom? Čia, žinok, turėsim man padėti. Turėsim man padėti nešt kašį. Šitą dėsim į priekį. Palauk, dabar jau netilps. Netilps? Ne. Tai ką darom? Palauk, ir pažiūrėk. Bet tai pabandom bent. Nu, bandom. Tas kaip akivaizdžiai matos, kad netilps, bet vis tiek. Sakai, 2. Ai, čia netgi taip, neseni, tai čia... Ne, net. Sakai? Bando, dabar jau tu nori bandyti. Nesinoriu įrodyti. Ant pusės, ane? Tas nebuvo tas 1.13. Netilpa. Sakiau, kad netilpa. Tai per pusę, bet ten besikonstruosi. Varžtai pas. Gražuolis su Lietuvos vėliava. Kiek įsivaizduoji čia metrų gali būti? 30 tikrai, ne? Kodėl tai darote? Kaip sugalvojote tokius iššūkius savo? Patinka man krepšinis, aš žaidžiau anksčiau krepšinį, vis dar žaidžiu mėgėjiškai krepšinį, tai man stengiuosi nuo to krepšinio nepabėgti ir kartais netgi vaikus motyvuoju tokiais trikšotais, per kitą pusę motyvuoju užsiimti sportą, tai kol vyksta, kol pavyksta viskas gerai. Na, aišku, aukštas daug ką reikia. Tas užtrukimas. Jo, dabar dėl šito tai... Buvo užsinešti kamuolį, nes vis tiek 20 metrų. Tai yra ką veikti. 1-2 kartus gali užsinešti. 3, 4 visas šlapės. Čia man raktą paliko. Atsidarysim. Ir kelionė prasideda. Einam, draugelį. Bet pažiūrėk, kaip čia Jie sakė, kad čia laiptai bus. Čia tiesiog kopėčias. Bet... Kas mes tokie, kad nepabandytume? Dėl jūsų. Dėl tų, kurie žiūri. Vis tiek įdomus toks turinys. Jeigu įdomus, parašykit komentaruose. Tikrai padarysim daugiau ir ekstremaliau. Tu lipsi čia? Tai tu irgi lipsi, nes tu turi filmuoti. Seniai pažiūrėjau. Supynės. Bijai? Aš irgi bijau. Aš galvojau, čia laiptai bus. Bet čia pasirodo. Nieko, čia svarbiausiai dviese esam. Kai dviese durną dalyką darai, niekada nėra baisu. Biški bijau. Eik tu savo, aš tikiuosi, greitai įmesim ir ramu bus. Ir dar šausim fotkyti. Tu pažiūrėk mano kapišoną, ką nešuosi. Jisai nažas į virvę. Gerai, kadangi aš bailys, einu pirmas. Ateik, draugelį. Eik tu savo. Lipk ir nebijok. Ja. Ir tikėjimas. Lema, čia bus bairių. Čia elektra negali nukrėsti nuo tokių bairių. Ei. Taigi seni, čia galima keiktis? Da. Aš čia lipsiu. Nelipi. Ne. Davai, varom, seni. Bet gera nuotrauka gausis. Ne, tikrai. Ei, hebra, palaikinkit šitą vidosą ir jisai lipa. 1000 laikų ir jisai tikrai lipa su manim. Dabar palaukim. Ne. Draugelį, varom. Aš dabar bijau, kad gal neiškris. Na, labai blogai. Bet. Žinok, su tavim drąsiau iš karto. Ja. Tu atsistoji prie krašto, tau reikia lipti už žemyn, žinai, tu turi atsistoti.
Man jau bloga. Nu, bet jeigu nusilyščiau, būtų blogai. Svarbiausiai neskubėt. Ir čia nebijosi? Atvirai. Nemeluosiu, nėra jauku. Eik tu savo. Nu ir kaip? Baisu. Tikrai baisu. Aš sakiau, kad baisu. Jo, bet įmesiu. Kaip seni. Wow. Aš pirmą kartą taip nuoširdžiai bijojau lip. Wow. Pažiūrėk, kur mes lipom. Nežinom, kiek čia degalų. Rodyti, ne? Kitas žingsnis, ko mes nežinom ar pavyks, kamuolius išsikelt. Mes neturim komentų. Gerai, bandysim dabar mes šitą. Bijau pamesti viską. Yra. Ką? Ne, tai mačiau primazgai gerai. Ne, dar liko. Kokie 10-15 metrų liko. Tuoj. Šiaip yra ką veikti. Pažiūrėk, šitą paimk ir čia. Tuoj. Fu. Pirmas. Kiek kamuolių turim dabar? Čia man atrodo 8 arba 9. Kaip vėjas pučia, wow. Ta prasme, nupučia baisiai. Svarbiausia į lanką pataikyt, kad žinočiau, kad įmanoma. Wow. Tie vargšiai žmonės filmuos, jeigu 2 valandas. Vėjas iš karto pakilo. Pažiūrėk, pagal trajektoriją vėjau. Geras. Pataikiau! Seni, svarbiausia nepasiduoti. O jeigu nepasiduodi ir jeigu tiki, kad kažkada įkris, vis tiek įkris. Yra tikimybė, nėra tokio dalyko, kad neįkris. Yra klausimas, kada įkris. Oi!
Linkėkit man sėkmės. Bet gerai. Svarbiausiai aš jaučiu, kad gali įkrist. O jeigu gali įkrist, tai ir įkrist kažkokia. Kur dronas? O jūs tikėjot visi ten? Kas tikėjo manim? Taip atvirai. Gerai, davai, visiems ačiū. Davai, jūs galite varyti, mes čia liksim, nes baisu nulipt. Suprantat, apžvalgos bokštai buvo, kad lengva užkilt, nes visur laiptai ir panašiai. Čia mes turėjom visur kopėčias ir labai daug baimės. Bakuriukas, o ką tik užlipė, sakė ir pavargo, ne? Pavargo. Bet chebra, padarėm. Svarbiausiai tikėt ir svarbiausiai bandyt. Šiaip negalvoju, iš kelinto karto įmečiau. Šiaip 3 kartus užsikėliau. Kartą 8, tada 10, iš 20. Iš 20 karto, chebra. Wow, čia tvarsmė neįtikėtina. Aš galvoju, tikrai valandą arba 2 valandas užtruksi. Atvarė iš savivaldybės, man atrodo, kažkas. Bet gal baudą įrašyt man. O viena pana, kuri mane filmavo, kad norėjo po savivaldybei parodyti video, išvažiavo prieš mano metimą ir dabar tik atvažiavo. Tik dabar atvažiavot? Nu tai iš naujo, tai davai, va. Oi, nėra. Hebros irgi buvo susirinkę pafilmuot. Realiai aš įsivaizduoju, kad čia buvo kokie 35 metrai. Tai artėjom Birštono link, Birštono bokšto link. Aš manau, kad čia sudėtingiausia dalis dabar bus. Nulipimas. Oi. Oi. Okay, nebijot. Svarbiausiai nebijot. Dam, kai tu nebijosi, nieks nebijos. Oi, viskas. Įsivaizduok, kad atsikabintų. Eik, na. Realiai aš biškį kaip šnioka jaučiuosi ir kaip samoška. Tas durnelis, bet žinai, ką jisai kažkada sakė? Kokia baimė, jeigu tu turi 2 rankas ir su abiem rankom laikais, nu, taigi neįmanoma paleis. Jeigu nepaleisi, nenukrisi. Nu ką, chebrytai, įveikėm dar vieną iššūkį, challenge'ą. Metėm iš vandens bokšto Butrimonyse, kurio aukštis aš net neįsivaizduoju, bent jau 30 metrų aš spėčiau. Bet šiaip, ačiū, kad žiūrit, tai nepatingėkit paspaust laiko, subscribe'o ir bus tikrai daugiau challenge'ų dėl jūsų. Įdomu žiūrėti tokias nesąmonės. Iki pasimatymų.